Na ką, pratęskime mūsų šios dienos susitikimą ir pabuvimą drauge. Perėsime prie diskusijų. Lietuva taps pažangia valstybė. Tik tuomet, jei užtikrinsime dvi svarbias sąlygas - patikimą ryšių infrastruktūrą ir tvirtus skaitmeninius įgūdžius. Ryšių infrastruktūra tai skaitmeninės ekonomikos stuburas, leidžiantis naudotis technologijomis, kurti inovacijas, didinti produktivumą. Na, o mūsų šios pirmosios diskusijos tema - skaitmeninė Lietuva, kad ne vienas nebūtų pamirštas. Ir kviečiu diskusijos dalyvius. Pirmiausia, tai Baltijos regiono skaitmeninių technologijų asociacijos Infobalt vadovas Simonas Černiauskas. Simonai, kviečiu užimti vietą čia. Ministro pirmininko patarėjas regiono politikos klausimais Povilas Ulevičius. Sveiki, prašau. Susisiekimo ministerijos pašto ir elektroninių ryšių grupės vyriausiasis patarėjas Albertas Turonis. Albertai, laba diena. Ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Mikrofonus turime, visi čia, malonu. Galit paplot? Yeah! Labai ramus visi po pietų pertraukos. Mūsų diskusijos tema - skaitmeninė Lietuva, kad ne vienas nebūtų pamirštas. Ir jeigu mes atsispiriam nuo mūsų diskusijos pavadinimo ir galvojam apie tokį geopolitinį kontekstą ir kai kuriuos mūsų absoliučiai išprotėjusius kaimynus, kaip jūs galvotumėt, kuo svarbu yra tai, kad skaitmeninėje temoje ne vienas nebūtų pamirštas? Kaip tai gali pasitarnaut, nežinau, mūsų dar didesniam nepriklausomumui, tvirtumui ir panašiai. Kas norite pradėti? Aš galiu pradėti, kadangi pats esu kilęs iš regionų, iš savivaldybės besiribojančios su mums netokiamis draugiškomis valstybėmis, tiesiogiai su Baltarusija. Ir puikiai matau, kokia yra grėsmė ir nacionaliniam saugumui. Jeigu mes nesirūpinsime skaitmenizaciją būtent nutolusiuose nuo didžiųjų centrų savivaldybės. Problema yra vaikštant po nutolusius kaimus, kurie yra arti Baltarusijos sienos. Na, jeigu paimtumėm pietų Lietuvą, pietryčių Lietuvą, net ir šiaurės rytų Lietuvą, dažnai kai kuriuose kaimuose neįmanoma susikalbėti lietuviškai. Čia yra viena problema. Ir kitas dalykas, tam, kad tie žmonės pradėtų kalbėti lietuviškai, jie turi turėti kokybišką ryšį. Tai yra lietuvišką ryšį, nes atvykus prie pat sienos, dažnai ten gyvenantys žmonės gali naudotis tik tai kitų valstybių mobiliuoju ryšiu, jau nekalbant apie internetą. Tai čia yra problema ir tikrai Lietuvai yra kur pasitemti šioj srity ir mes turėtume dėti žymiai daugiau pastangų, kaip visus žmonės be išimties, kad visa Lietuvos teritorija būtų padengta lietuviškų ryšių. Ir sakote, jeigu kai kur pritrūksta lietuviško ryšio, tai ir dezinformacijos tikimybės jos ženkliai padidėja. Be jokios abejonės. Ir jeigu jau su žmonėm nebegalima lietuviškai kalbėti, tai jau yra didelė raudona vėliava, bet kai juos maitina dar dezinformacija iš kitų valstybių, tai mes apie saugumą toj srity sunkiai galime kalbėti. Ir čia, sakau, turim labai stipriai pasitemti. Turim pasitemti. Kas turi pasitemti? Ar valstybės institucijos, ar čia visgi verslai ir mūsų, pavyzdžiui, ryšių tiekėjai? Povilai, čia dar jums ir tada pratęsim galbūt su Andrium. Turi pasitemti viskas, visa visuomenė turi temptis. Pirmiausia, turi suklusti ir Lietuvos valdžia, kartu įtraukiant ir verslą ir matant galimybės, kaip kuo greičiau plėsti tą medijų tinklą į provinciją. Andriau, galbūt jūs norite, kaip atstovaudamas Lietuvos verslo konfederaciją, pasakyti, kaip galbūt tie verslai stengiasi keliauti visur, kur įmanoma, kad ryšio nepritrūktų, skaitmeninio pažangumo nepritrūktų? Tai šiandien rytinėje kalboje gerbiama ponė Jūratė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė, labai gerai pasakė, kad mes kartais nesuvokiam, kokia yra ryšio svarba. Ir mes realiai, jeigu be išasfaltuoto kelio, su žvyrkeliu mes galim išgyventi.
arba jeigu nevažiuos traukinys, mes galim persėsti į automobilį. Tai kada nėra ryšio, faktiškai, tai yra prilygsta tas pats, kas nėra elektros. Tarsi visas gyvenimas yra paralyžiuojamas. Ir tikriausiai vienas yra labai svarbus dalykas, jeigu mes lygintume prieš kokius 15-20 metų, aš manau, kad šitą aksiomą buvo visiems aišku. Dabar akivaizdžiai ir gerbiamo patarėjo pavyzdys rodo, kad mes truputį ir politiniam lygmenį užmiršom, kiek tai yra svarbu, nes mes tam tikrą dalyką, ypatingai su mobiliuoju ryšiu priemam, tai kaip tam tikrą faktinį dalyką. Duotybė, kuri visą laiką kaip duotybė. Ir aišku, aš iš tikrųjų labai dėkingas ryšių reguliavimo tarnybai, kuri su visa pagarba kitom institucijom, reikia pripažinti, bene vienintelė, kuri bando darbotvarkėje tą klausimą stumti, nes kitose klausimuose, man atrodo, pasigesta lyderystės. Ir aš jums pavyzdį pasakysiu. Mes kalbam apie ryšį palei sieną, kiek yra svarbu, panašiai. Seimas priėmė įstatymą, kuris sako, kad jeigu yra valstybės turtas, savivaldybių valstybės valdomų turtas, į tą turtą valstybė turi priimti ryšio operatorius. Yra įstatymas. Tai yra taip vadinamai servitutai, tu privalai įsileisti, dėl to, kad kada mes girdame savivaldybių, merų pasakymų, žmonės važiuoja, nėra ryšio, mes sakome, nėra problema pastatyti ryšio anteną, reikia turėti kur ją pastatyti. Tai jūs dabar paklauskite, tas įstatymas, jeigu aš neklystu, yra priimtas jau kokį 1,5-2 metus. Faktiškai jisai neveikia. Nes kada galiausiai ateini iki atveju iki savivaldybės X arba savivaldybės valdomos įmonės Y, tu gauni dažniausiai atsisakymą, nereikia mums tų jų antenų. Ar jums ryšio reikia? Taip, ryšio reikia, bet antenų jūsų nereikia. Ta pati situacija yra kita, mes diskutuojam, kad kai su kolegomis diskutavome, vienas iš biurokratizacijų pavyzdys, kurį svarstė ir būsios vyriausybės biurokratizacijos komisija ir mes, verslo konfederacija, turim savo, yra kaip greitai tu gali pastatyti telekomunikacinį bokštą. Suprantate, jeigu nėra bokšto, nėra ryšio. Tai jeigu bazinė stotis statosi, pavyzdžiui, ant prezidentūros stogo, tu tą klausimą gali įspręsti, tik tai pačią anteną tu gali įspręsti per porą mėnesių klausimą. Jeigu tu statai atskirą stiebą, bokštą, bet ką, tau tai užtrunka 1,5 metų. Ir mes suprantame, kad tikriausiai daugelį atveju, ką jūs minėjote, pasienio regionuose, kur yra, ten nėra infrastruktūros. Tu tenka operatoriam ieškoti kokio seno šito vandens bokšto, jeigu jūs pamenate, jo vertybė labai didelė, nes ten tu gali antenas pakabinti, jeigu jis yra tinkamas. Bet jeigu to nėra, tu turi paprasčiausiai fiziškai statyti bokštą ir tada tu supranti, kad tu susiduri su iššūkiais. Pavyzdžiui, energetikoje, jeigu tu nori statyti energetinę infrastruktūrą, kuri yra taip pat svarbi kaip ryšių, tai yra kilnojamas daiktas, jokių leidimų statybom nereikia. Tai ką mes matome, kad tikrai yra tų dalykų, kur mes jau taip susitaikėme su tuo, mums atrodo, kad viskas yra padengta, bet kada galiausiai mes matome, kad valstybė tikrai ir vyriausybė ypatingai turi kur tuos padaryti sprendimus ir parodyti lyderystę. Ir tikriausiai to tokio pajautimo arba to temos savininkiškumo trūksta, man atrodo, mums bent verslo bendruomenė taip atrodo. Ir gal jeigu čia būtų ne tik gerbiamas patarėjas, bet būtų ir vyriausybės nariai, tai mes gal galėtume jiem įpūsti tos truputį dvasios, kad tas klausimas yra iš tikrųjų labai yra svarbus ir ne tik tai Respublikos prezidentui, bet ir visai vyriausybei. Ačiū labai. Aš primenu stebintiems mūsų transliaciją, kad visos transliacijos metu jūs matote QR kodą, tai ar bibliotekoje, ar namuose, ar kur bebūtumėte, galite nuskanuoti šį QR kodą ir mūsų diskusijos dalyviams užduoti klausimus. Tai jeigu turime premjerės patarėją regionų politikos klausimais, Povilą Saulevičių. Povilai, kokios jūsų mintys, jeigu kalbama apie skaitmeninę Lietuvą ir apie tai, kad ne vienas neturėtų būti pamirštas? Aš dar kartu reaguojant į kolegos išsakytos teiginius apie tą infrastruktūros pritaikymą, tai čia ypatingai svarbus vaidmuo yra savivaldybių, merų vaidmuo, kad jie būtų suinteresuoti plėtrai, būtent skaitmenizacijos savo konkrečioje savivaldybėje. Tai vėlgi prie to gali prisidėti visa visuomenė. Tokie renginiai kaip šis, tokios akcijos, tokie projektai kaip šis irgi skatintų, ragintų, tik kad aš šiandien mačiau be ne tik vieną kolegę, kuri yra iš savivaldybės ir tai, kuri nesiriboja su nedraugiškų valstybių teritorijomis. Nuotoliu galbūt yra prisijungę, tai ta žinia turėtų sklisti tiesiogiai į regionus.
Ir dabar, koks gerbiamas Richardai? Viskas gerai, perinam. Simonai, jūs Baltijos regiono skaitmeninių technologijų asociacijos Infobalt vadovas. Noris visada lyginti su Latvija, Estija. Ar galime lyginti šioje vietoje? Ar yra ko mokomės, arba ar yra ko pamokome ir kitus? Aš sakyčiau, kad šalis pakankamai panašios jūs. Na, jeigu taip vertinant europiniu mastu, tai pakankamai yra aukštai pažengusios ir mes dažnai esam vis dėlto priskiriami prie tų lyderių. Aišku, nepaisant to, tai ką išsakė gerbiamas Andrius, prie to galima pridėti dar visą eilę tobulintų pavyzdžių. Tai, pavyzdžiui, vienas irgi toksai labai skaudantis dalykas yra keliai. Keliai ir komunikacijų klojimas šalia kelių. Ir šito vietoje dėja, bet mes turim tą ilgalaikę problemą. Mes kartais industrijoje net vadinam tuo teltonikos dabar atveju. Tai teltonika taip, visi mes žinom tą istoriją, jinai buvo išspręsta, bet turim dar... Ji buvo išspręsta dėl to, kad nuskambėjo labai garsiai. Būtent. Ir tai buvo didelis keisas, strateginis. Tai strateginius keisus mes praspręst, ta pati prezidentūros galbūt pavyzdys mes galim. Bet tuos turim N+K tų nestrateginių, eilinių, rutininių keisų, kur vis dėlto ten prioritetai yra keliams ir padaryti kažką yra labai sudėtinga. Tai nėra kažkokie europiniai reguliavimai, tai yra panašu, kad vis dėlto Lietuvos pačios tam tikri kriterijai išsakyti ir dėja, bet tai labai smarkiai mažina mūsų galimybės padaryti dar papildomą transformaciją ir būti patiem geriausiam. Tai, nežinau, top 3 dalykai, kuriuos norėtumėte įgyvendinti per artimiausius kažkiek metų. Tai turbūt vienas iš tų dalykų ir būtų, jeigu mes galėtume sutvarkyti tą klojimo infrastruktūros ir šalia kelių problemą, tai būtų tikrai labai svarbus dalykas. Tada man labai patiko dar tos pačios ryšių reguliavimo tarnybos siūlymai siejami su atsparumo didinimu Lietuvos, tai yra visiškai kritinis elementas, apie tai mes šiandien nekartą kalbėjom. Taip pat labai svarbu, kad tai atsidurtų ir vyriausybės plane, nes be to mes panašu negalėsim prieiti prie tam tikro finansavimo priemonių ir kitų dalykų. Ir tai labai glaudžiai siejasi. Tai ir tada vėlgi jau toliau turbūt kalba būtų ne tik apie infrastruktūrą, bet apie tuos dalykus, kas čia vyksta. Tai visą tai edukacija, įgalinimas ir atnešimas tos infrastruktūros naudos realios iki jau seniorų ir kitų vartotojų. Susisiekimo ministerijos pašto ir elektroninių ryšių grupės vyriausiasis patarėjas Albertas Suronis. Susisiekimo ministerijos kokie prioritetai šios dienos pokalbių kontekste? Ačiū. Tai reflektuojant, ką ir kolegos minėjo, puikūs klausimai, žinomi dėl lengvesnio, spartesnio ryšių infrastruktūros paklojimo. Tai galima tik, kaip sakyti, visada priemonių sugalvoti naujų ir tas yra daroma ir europinių lygių. Europos reglamentas, šioks toks anonsas įsigalioja lapkričio viduryje, kuris būtent kalba apie tas problemas, ką gerbimi kolegos minėjo apie infrastruktūros įrengimą valstybės, valdybių valdomose objektuose, tame tarpe ir keliuose, kurie valdomi valstybės lygių. Taip pat yra ir kitos priemonės, kurias, sakykime, Susisiekimo ministerija iš teisinio reguliavimo pusės diegia. Vakar kaip tik patikėm naujai vyriausybei svarstyti elektroninių ryšių įstatymo pakeitimo projektą, kuris kalba apie kitą, kur gal šiandien mažiau nuskambėjo, bet taip pat kaip iššūkį, kaip visos Lietuvos junglumo užtikrinimą, tai yra apie jūrinių kabelių klojimo, sakykime, palengvinimo klausimą. Mes siekiam ir skatinam vyriausybę ir Seimą po to, kad suteiktų tokiem projektam valstybės svarbos statusą, kad jie apskritai Lietuvos teritoriniai vandenyse lengviau atsirastų ir tą didintų Lietuvos kaip atsparumą ir pasiekimumą. O kalbant apie kitas iniciatyvas, ką Susisiekimo ministerija vykdo nuosekliai ir kuri, sakykime, siejasi su šiandienos tema, tai yra infrastruktūros plėtra į regionus, tai yra plačiuošio interneto, kai mes turime omeny šviesolidinės linijas, taip pat ryšio bokštus į ten, kur, sakykime, verslas gal nemato didelės paskatos dėl mažo tankumo gyventojų. Tai tą nuosekliai darome nuo 2005 metų, bendrai investuota apie 140 milijonų ES lėšų, nutiesta, sakyčiau, virš 11-12 tūkstančių kilometrų šviesolidinių linijų, kurie pasiekia apie 1 milijoną Lietuvos gyventojų. Tai ir tuo girdėdami, ką šiandien mes kalbam, kad to nėra pakankamai ir tas investicijas siekiame gauti ir sekantiems projektams. Šiuo metu įgyvenam 2, kurie vieno tikslas yra pajungti 5000 objektų savivaldybėse, bendruomenėse, tokių kaip ir minėtos bibliotekos, bendruomenių namai,
kad ir žemės ūkio kažkokio bendrovių objektai tam, kad tas spartus, kokybiškas internetas ateitų į regionus. Ir mes tikimės, kad tuo pačiu, aišku, ir tai trauktis tarp ir vyresnio amžiaus gyventojų besinaudojančių didės. Andriau, gal galite šiek tiek dramos mums įnešti, šiek tiek pipiriukų į mūsų pokalbį apie geopolitinės grėsmės, dar pasikalbėkime, žinome tos savo kaimynus, bet kaip galvojat, kokie, tarkime, jų piktavališki veiksmai labai rimtai galėtų sutrukdyti mūsų šalies tokį, na, sakykime, ramų, stabilų gyvenimą, kaip įsivaizduojat? Na, vienas iš didžiausių iššūkių, kurį operatoriai dabar patekė, kurie pajaučia, tai yra be abejonės trikdžiai, ypatingai iš Karaliaučiaus krašto, kur priešiška mums valstybė, taikydami įvairiausias priemonės, trikdo tiek mūsų ryšį, tiek ryšį mobilų ryšį, tiek apskritai skverbiasi ir tai yra didžiausias iššūkis, nes tai yra jau tarptautinių susitarimų klausimas, tai yra derinimosi tarp valstybių, nes vis dėlto teoriškai šitoj srity turi būti tam tikras abipusis geranoriškumas, kad tu spręstum tos klausimus. Kada viena pusė yra prieš tave piktavališka, tai tau tai yra iššūkis. Be abejonės kitas dalykas tai yra sena ir labai žinoma tema, tai yra tinklo atsparumo tema. Ir mes suprantame, kad mes turėjom tų pavyzdžių, kada ar netgi dėl audros, ten pamenat, kada kažkada tai čia buvo didžiulė audra, kada dingo ryšys, bet be abejonės suprantat, kad priešiška valstybė bus suinteresuota pažeis ryšį, nes daugelį atvejų, čia reikia pripažinti, kad operatorių ryšys juo yra naudojasi ir tarnybos, teikiant savo paslaugas. Čia yra paradoksalu, tikriausiai matėte, va čia pareigūnai sėdi, dažnu atveju jie tarpusiai kalbasi mobilių telefonų, nes tai yra vis dėlto kai kur yra geresnis padengimas, greitesnis, tu net gali tam tikrą informaciją persiųsti duomenų tinklais, operatorių ir panašiai. Kaip pareigūnai kalbate, su mobiliaisiais tikrai neturit racijų ar kokių nors laikų? Mes dabar jų neprovokuokime, nes jie dabar... Per Jamesą Bondą, turi. Bet pavyzdžiui, duomenų siuntimų, tai tik tai duomenų nuotraukų siuntimų panašiai, tai tau kitokių paprasčiausiai alternatyvų nėra. Ir čia tada kyla klausimas esminis, nes mes žinome, kad operatoriai tai yra ekonominiai veikėjai, o vis dėlto visi tie dalykai kainuoja. Ir klausimas, mes suprantam, kad tinklo stiprinimas, kad jisai ten yra politikų, kurie sako, norėtume, kad ten stotis veiktų ten ne 12 valandų, o ten nežinau kiek, savaitę pavyzdžiui. Jo? Taigi nėra jokių problemų, kad veiktų. Klausimas yra kaštų, klausimas kainos. Ir čia vienas dalykas, kiek, ir jūs suprantate, kad jeigu operatorius į tai turės, aš dabar nežinau, gal kolegės patikrint, bet operatoriai per metus investuoja tiklą tarp 20-30 milijonų, nors vienas operatorius, įsivaizduoti kokio lygio skaičius. Tai jeigu tu turi papildomai dar investuoti į savo tinklo palaikymą, tada tu skaičiuoji, kur tu kitoj pusėje gali būti. Ir pavyzdžiui, viena dabar iš diskusijų, iš tikrųjų, kur vienas iš tokių proveržių, kurį šitą ryšių reguliavimo tarnybos vadovybė padarė, tai yra pagaliau aukcioną teikia papildomus dažnius, nes mes suprantame, kad dažniai yra visko esmė. Vienas dalykas tu fizinė infrastruktūra, bet jeigu tu neturi dažnio, per kurį tavo skambutis arba tavo duomuo nueitų, tai tau nebus paprasčiausiai. Ir spektro buvimas, tai yra kuo platesnis dažnis, tuo daugiau tu ten gali klientų įtraukti, tuo daugiau paslaugų. Ir dabar yra ruošiamas aukcionas, bet kita vertus mes matom tam tikrą tokį nuogąstavimą, kad valstybės lūkesčiai iš to aukciono, finansiniai lūkesčiai, yra ypatingai dideli. Nes mes pabandėm pasiskaičiuoti vidurkius, lyginant kokios kainos lyginant tokių aukcionų su kitom valstybėm, tai mes be ne dvigubai lenkiam vidurkį. Tai reiškia, jeigu čia valstybė vienoje vietoje nori, kad tu už tą turtą susimokėtum daugiau, kas tikriausiai yra natūralu, bet kitoj pusėje kažkas tai turi ten nupirkti generatorius, užtikrinti ten kažkodą elektros nenutrūkstamą tiekimą panašiai, tai tas irgi kainuoja. Tai va čia suderinti tuos dalykus yra didžiausias iššūkis, bet pabaigai tokia pozityvesnė žinutė, pažiūrėkite, pilno masto agresija prieš Ukrainą. Ir šis niekada neišnyko. Buvo kažkokių tai dalykų panašiai, bet iš principo Rusijai nepavyko nulaužti arba sunaikinti ryšius. Taip, mes skirtingos kompanijos, jos tarpusiai derinosi panašiai, bet fundamentaliai, net kai kartais būdavo problema, kad vykstant kovos veiksmams, ten yra ryšys ir ten priešiškos pusės naudojasi to ryšio buvimo, nes gali pamatyti žmonės. Bet iš principo tai parodo, kad kuo mes rinkoje turim daugiau žaidėjų, tai turim 3, tai iš tikrųjų yra labai daug. Jie užtikrina vis dėlto tą, kad tu gali turėti
paramą, pakeičiamumą panašių dalykų, paslaugų ir tai tikriausiai užtikrina, kad mes šioje srityje, aš tik kažkaip tai galvoju, kad mes esame daug maž saugus ir tikrai yra kitų sričių, kur mes galėtume pasigerinti. Simonai, norit papildyti? Aš trumpą remarką, tai daug teisingų minčių pasakytų, gal dar papildysiu, kadangi Ukrainos keisas buvo paminėtas ir ko turbūt mes iki galo dar nesame realizavę. Tai va to hybrido tam tikro junglumo prasme palidovinio, nes mes patys matom Starlinko vertę, va šiandien važiuodamas šiandien girdėjau žinutę, kad Lenkai pratęsė tą subscriptioną, tą mokėjimus, bent jau dalinius už juos. Tai ši dalis turbūt pas mus ne iki galo yra. Taip, šiek tiek mes to turim, bet ne tiek, kiek mums reikėtų rimtam atstovėti atveju. Ir dar viena labai besisijanti ir tiek su Ukraina, tiek su šita tema. Ir gerbiamas pirmininkės minėta tema, ta duomenų centrų, kur vėlgi mes apie tai daug kalbam, yra tam tikri dalykai daromi, bet vis dėlto tie duomenų centrai labai yra vis dar susijęti su lokacija Lietuvos. Tam tikrais scenarijais tai yra gerai ir to reikia turėti, bet mums reikia turėti tuos veikiančias aktyvias sistemas ir už Lietuvos ribų. Tiem blogiam atvejam, mes patys matom, kiek tų dronų dabar skraido virš mūsų ir kiek gaisrų visokių kyla. Tai tiesiog reikia turėti, taip, tai kainuoja, bet tai yra atsparumo esminės prielaidos. Tai... Mes kaip suprantu, galim Simono su Andrium palikti. Vis tiek mes kalbam ir apie seniorus, ir apie atskirtį. Tai vienas iš didžiausių iššūkių, beje, gal kas mažai žinote, šiais metais galutinai Lietuvoje nebebus 3G. Jau 2 operatoriai jau atsisakė, 3 atsisakys, tai šiais metais 3G nebebus ryšio Lietuvoje. Lieka 2G ryšys ir 4G ryšys, jau pažangus ir 5G ryšys panašiai. Tai yra vienas iš technologinių iššūkių senioram daugeliu atveju, nes jie, jeigu jie naudoja toliau seno tipo technologinius sprendinius, tai reiškia mygtukinius aparatus, kas yra nemažai. Aš savo aplinkoje turiu, mano toks paradoksas, mamai 90 metų jinai smartphone naudoja, sesė yra 55, jinai naudoja mygtukinį. Tai va sesuo, reiškia, šiais metais jinai perės prie 2G. Ir va čianais yra rimtas iššūkis, nes ką tai reiškia? Tai reiškia, turės žmonės keisti, jie turės vis dėlto bus priversti pereiti, kaip ten bankai. Iš pradžių mes turėjom korteles, paskui turėjom pultelius, galiausiai mes turime Smart ID. Ir tai, pavyzdžiui, Uošvienės vis prie Smart ID nesugebu, nors turi smartphone, pereiti prie Smart ID. Tai čia bus didelis technologinis iššūkis ir čia viena iš diskusijų, kurią mes beje dabar irgi diskutuojam su Finansų ministerija. Iki šiol teleoperatoriam nebuvo taikomi jokie griežti apribojimai pardavinėjant prekes gyventojams. Nebuvo taikomi ten tokie kredito, vartojimo kredito visokie apribojimai, nes čia tokia būtinoji prekė. Bet dabar ateina reguliavimas ir sako, ne, mes turėsime taikyti jums tokius pačius apribojimus kaip kitiem. Ir tikrai čia bus rimtas senioram iššūkis, ypatingai mygtukiniam, pavadinkime tiem senioram, bet pereiti turėsi nusipirkti naują, turi priprasti, susitaikyti ir tai bus iššūkis. Tai nereiškia, kad 2G kažkaip tai rytoj, kitais metais, bet bus išjungtas, bet staiga gali būti jų, kaip čia skaitmeninė kokybė nukristi žemiau, negu buvo iki šiol. Ir tas yra iš tikrųjų labai rimtas iššūkis. Andriu, tai sakote, mama smartphone, sesė mygtukinė, o vaikai tą tokį laidinį sukama, taip? Aš vaikų vis dar laukiu, žinok, tai jūsų, kaip sakant, žodžiai Dievo jausi. Gerai, su tuo telefonu. O paaiškinkite man, kaip fizikos doktorantai, audra ar ne, kažkur ir buvo tokių pavyzdžių, dingsta elektra, dingsta ryšys. Kaip mes atrodome čia, dingus elektrai, kur nors, kiek dar laiko funkcionuoja ryšius palaikantys bokštai? Neilgai, yra kai kurie sustiprinti, bet šiaip neilgai. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet daugelį atveju tai yra kalba apie baterijas, kurios palaiko ir čia kai kurie yra sustiprinti dalykai, bet taip, kad tu galėtum ten, kad tai funkcionuotų, nežinau, paromis, tai to nėra. Aš žinau, kad dabar apie tai vėlgi yra diskutuojama, ten nuo generatorių panašiai, bet kažkas tai irgi, man vienas iš operatorių paikavo, visi sako, generatorius pirkime, bet degalinė reikalinga elektra, kad degalinė veiktų, kad tu galėtum užsipirkti kuro į tą generatorių, tau reikalinga elektra. Aš girdėjau, ką Latvijai padarė, man pasirodė visai išmintingas sprendimas, jie daro taip vadinamus generatorių parkus, jų reguliatorius, ten ESO atitikmuo ar dar kažkas, tai turi generatorių parkus ir jie tada sako, vat savivaldybėje, vat aš matau elektrenų merą, pavyzdžiui, tam regione yra parkas ir tada tu iš to parko gali imti
tą generatorių ir degaliniai, kada tau reikia ten pakurti jo, kad ten elektra būtų, kad jinai funkcionuotų, ir telekomunikacijos bokštui, nežinau, ligoniniai kažkoje, tai panašiai. Aišku, ligoninės aš tikiu, kad daugelis turi, bet ten, kur tau reikia, kur tu neturi tokių sprendimų, kurie yra iš tikrųjų per daug brangus. Nes mes suprantame, Lietuvoje mes kalbame apie daugiau negu 1000 bazinių stočių. Tai yra milžiniškas kiekis ir tai generatorius reikalauja tada nuolatinio kuro užpylimo, daugybę dalykų. Tai dėl to, beje, nereikia užmiršti, šiandien beje, aš atkreipiu dėmesį, prezidentas savo sveikinime pasakė, neužmirškime plačiajuosčio interneto. Tai yra laido. Mes čia buvom iki pandemijos jau palaidoje faktiškai plačiajuostį, viskas bus ant duomenų mobilių. Tikriausiai taip nėra. Vėlgi ta pati mano uošvienė, jinai turi mobilų telefoną, turi labai ribotą gigabaitų kiekį savo kortelėje, bet turi, žiūriu, Telios turi Wi-Fi ir tai kompensuoja jos visą tą skaitmeninę galima atskirti, jeigu neturėtų tik tai telefono ir neturėtų Wi-Fi, kas yra irgi labai svarbu. Šiaip įdomus dalykas, ar ne, kad galvojame, kad vystumės vienaip ir ateitis bus tokia, bet pavyzdžiui, paminėjote, ar pandemija, ar kokios nors didelės audros, ar kokios nors kibernetinės atakos ima ir šiek tiek pakeičia tą, galbūt čia politinę kryptį ar kažkokią tai, nežinau, technologinio vystymosi kryptį. Simonai, dar labai trumpai, tai jūs sakote, kad Elono Musko ar jo konkurentų, nežinau, ar yra konkurentų Lietuvoje, turėtų būti daugiau. Nes kol kas tai yra tik tai, kaip suprantu, paprastų fizinių piliečių iniciatyva. Tu arba turi tokį internetą, arba tu naudojasi tuo, kas siūlo tie mūsų interneto tiekėjai. Jo, tai yra Maskvai tam tikrų alternatyvų, tiek europinius, dabar jau ir paleistų, bet be abejo, tai yra stipriausias kol kas produktas rinkoje. Tai ir ar yra kažkokios nacionalinės programos skatinančios tai daryti? Ne, to mes šiuo metu neturim. Turėtų būti ar ne? Apie tai tikrai reikėtų pradėti galvoti ir kalbėti, jo, bent jau padenginėti tam tikrus taškus, tai reiktų, taip. Jūrate, vieną kokį nors klausimą galite užduoti visiems čia susirinkusiems? Ar tokį savotišką palinkėjimą, ko mes galim iš čia išsinešti, su kokiais namų darbais iškeliauti? Taip, va būtent, ačiū labai. Su kokiais namų darbais išeiname, ponai? Dar neišeina. Dar kurį laiką pabūkit, bet pagalvokit, po kokį namų darbą galite išsinešti iš šios dienos mūsų susitikimo ir mūsų diskusijos. Nežinau, kas norite pradėti. Aš galiu pradėti. Gerai, jūs. Taip, pageidavimų koncertas. Tai aš iš karto sakau, kad yra keli labai svarbus ir scenų, ir čia sprendimų priėmėjai. Mes norime paprasčiau statyti telekomunikacinius bokštus. Iki 30 metrų, kaip energetikoje, kad nereikėtų leidimo statyboje. Ir mes prašom, kad kažkas tai pasimtų lyderystės tos klausimus. Tai yra numeris 1. Antras pageidavimas, kad vis dėlto, jeigu politikai, valstybės Seimas nusprendė, kad į valstybės turtą reikia įleisti, jeigu mums yra svarbu, tai kažkaip tai padėkite, kad į valstybės turtą valstybės valdomos įmonės įsileistų operatorius, o ne juos žiūrėtų. Taigi nemokamai, nemokamai, už pinigus. Trečias dalykas, kuo greičiau norisi tų dažnių, tikrai labai laukiame tų aukcionų, operatoriai laukia, kad galėtų kuo dar daugiau plėsti savo paslaugas ir kad ta kaina būtų įkandama, o ne tokia, kad tai iš tikrųjų būtų pakankamai sudėtinga, kada kitu atveju valstybė ateis prašys kažko tai, tada operatorius sakys, dėja, aš neturiu. Ir paskutinis, norisi toj temoje tą atgaivinti lyderystę, tokią politinę lyderystę, RRT ją stumė, bet galbūt prezidentūra, vyriausybės, premjerės patarėjas yra, visi gal ir kažkaip tai pasakysiu, žiūrėkite, reikia į tą klausimą įpūsti tokio, tai nesavaiminis dalykas, reikia politinės tos lyderystės įpūsti ją ir įpūtus tikrai mes galėsime vėl būti tose topuose, kaip buvome. Ačiū, Andriau. Albertai, jūs susisiekimo ministerijos atstovas? Tikriausiai. Taip. Aha, reikia dar spaudimą, ne? Dar truputį reikia. Nes aš jau bijau iš susisiekimo ministerijos užduoties. Aš norėčiau, kad su garsiai pasakytų namų darbų ir įsipareigojimų išeiti. Tai ačiū Andriu už namų darbus. Mačiau, prezidento vyriausiasis patarėjas užsirašė. Susisiekimo ministerija irgi užsirašė, mes irgi užsirašėm. Bet iš valstybės tarnautojų negalima reikalauti tokio dalyko. Jūs išeinate ir tada pereisim prie kitų. Ačiū labai, atsiprašau. Ne, viskas gerai. Tai va, pasirodo taip, Andriau, ir jūs turėsite turėti namų darbų, prašom. Sau ir kitiems. Tai nežinau, dar Andrius nepasakė savo namų darbą, ar ne? Ar jau užskaitė? Gerai, pasakykit savo, prašom.
Tai mums namų darbas bus kartu su Vidaus reikalų ministerija paruošti kritinio ryšio tinklą, kad mūsų visos tarnybos galėtų naudotis dabartinę infrastruktūrą operatorių ir galėtų turėti tikrai tokio lygio ryšio, ne 2G ryšį kaip dabar turi, bet turėtų pilną ryšį ir kad policininkas galėtų saugių ryšių siūsti duomenys iš įvykio vietos arba galėtų streaminti savo droną per saugų tinklą. Tai toks mūsų namų darbas. Gerai, ačiū, užsirašom, įrašas lieka, ar ne, ar tai YouTube paskyroje ir visur kitur. Albertai, susisiekimo ministerijos namų darbas. Taip, tai atliepiant gerbiamą Andriaus klausimą dėl bokštų statuso 30 metrų, tai matyt galim, kadangi jau diskusija ir buvo pradėta šito klausimu, tai ją ir tęsim. Čia toks daugelypis kompleksinis klausimas, įtraukiant ir aplinkos ministerija ir kiti partneriai, kuriuos galbūt reikia ir šiek tiek įkalbinėti. Ir tai, kaip sakyt, pasižadam, kad mes būsim tiek vieni iš tų, kurie dalyvau šitam klausime. O kitas toks, kur gal, sakykime, šiandien nebuvo paminėtas, bet mes jį turim ir tą namų darbą, ar buvo bent jau praeitos vyriausybės programą įtvirtinta, tai tokį gan ambicingą esam susiplanavę, kaip suteikėm 5G ryšio plėtrai kaip valstybės svarbaus projekto statusą. Mes kaip rezultatą norėjom gauti, kad būtų 10, pagal Lietuvos apskritis 10 apskričių parengti specialiai planai būtent ryšių infrastruktūros įrengimui, kad tas palengvinimas būtų realus, numatant konkrečias vietas bokštam, nebūtinai ar 30 metrų, ar 60, ar toliau. Tai čia mes sieksim tos tęstinumo šitoje vietoje. Užfiksuota? Užfiksuota. Gerai. Tai pasikalbėkime apie premjerės galbūt ir visos vyriausybės namų darbą. Čia jau taip pat tokia nemenka atsakomybė. Koks tai galėtų būti? Kaip jūs įsivaizduojate? Toks savotiškas įsipareigojimas. Vėlgi, kalbėti ministrės pirmininkės vardu, būtų pernelyg drąsu, bet būtinai perduosiu žinę, jog vyriausybė galėtų būti ir greičiausiai turėtų būti lyderė. Šią prasme, ką ir išsakėt. Ir manau, kad pirmas žingsnis būtų susėsti vyriausybėje prie apskrito stalo, sukviečiant suinteresuotas šalis. Labai matau ir savivaldybių asociacijos vaidmenį čia, jeigu mes kalbam apie valstybei, savivaldybėm priklausančius pastatus ir jų panaudojimą ryšio plėtrai. Tai čia vyriausybė šitoje vietoje tikrai gali imtis lyderystės ir užduoti toną pokyčiams. Bet aš dar labai norėčiau pasakyti dar vieną gerą tokį pozityvų dalyką, kad aš pradėjau tokia gal neigiamą linkme labiau kalbėti apie tai, kokia situacija yra nutolusios savivaldybėse nuo centrų. Tačiau galiu pasidžiaugti, kad Lietuva ryšio prasme yra gerokai pažengusi net ir lyginant su Skandinavijos šalimis. Ir mūsų ryšys, Lietuvos ryšys, grybaujant miške mes galim su 5G ryšiu vaikščioti, o Skandinavijoje, pavyzdžiui, Švedijoje, net ir namie negali turėti 5G ryšio. Tai Lietuva šitoje vietoje yra labai gera valstybė. Tai namų darbas vyriausybės yra kviesti jūs, ministerija, vidaus reikalų susisiekimo, savivaldybių asociacija ir kalbėtis ir spręsti reikalus. Labai gerai. Ir labai gerai, kad grybaujant gali visur turėti ryšį ir su appsu nuskanuot, koks tai yra grybas ir nesuvalgyti ne to grybo, kurį gali valgyti kartą gyvenime. Simonai, Infobalt, namų darbai. Tai gerai, tai Infobalt kaip ekosistemos atstovo įsipareigojimas yra ateiti į atliepti jūsų pakvietimą ir tikrai sudalyvauti tam vyriausybės, taip pat ir savivaldybių formate ir verslo. Ir ateiti ne tik su kažkokiais reikalavimais ir ten nerealiais lūkesčiais, bet taip pat ir su konstruktyviu požiūriu. Tai, noras yra vis tiek pasiekti galutinį tikslą bendrai. Ačiū Jums. Ačiū už įsipareigojimus ir ačiū už namų darbus.